Tai laba diena dar kartą visiems. Šiandien mes su mano kolega Andriumi kalbėsim apie strateginės sesijos vadovų komandą arba ne komandą. Taigi, aš taip iš karto ir prie mūsų temos. Tai kas yra vadovų komanda? Labas, miela kolegė. Komanda. Aha, komanda. Vadovų komanda. Sakysiu taip. Vadovų komandą galima apibrėžti kaip ir bet kurią kitą komandą. Nes mes naudojame kažkokį tai apibrėžimą, kaip apibūdinam, kas yra komanda. Tai, reikėtų tikriausiai sakyti ir nesuklystumėm, jeigu sakytumėm, kad tai yra žmonės, kurie turi visų pirma bendrą kažkokią tai paskirtį. Šituo atveju ar strategijoje sesijos komanda, ar tiesiog vadovų komanda. Tai yra žmonės, su vieninga kažkokia tai paskirtimi. Kita vertus, tai yra žmonės, kurie yra su vienas kitą papildančiais gebėjimais, galbūt žiniomis, galbūt patirtimi. Tai jie kažkaip tai vienas kitą papildo. Ir trečias dalykas, tai yra žmonės, kurie turi panašumus ir tuo pačiu skirtumus. Ir panašumai jiems leidžia būti vienoje patalpoje ir aš kartais juokauju, sakydamas, neperkast vieni kitiems gerklės. O kita vertus, tie skirtumai padaro jų buvimą kartu vaisingą. Papildydami vienas kitą, jie sukuria vertę visoms pusėms kažkokią tai naudingą vertę. Tai taip sakyčiau, galima būtų apibūdinti bet kurią komandą, o tuo pačiu ir vadovų komandą. Tai neišskirtum, sakykime, jų panašiai, ar vadovų komanda, ar tiesiog kažkokios skyriaus komanda, jeigu taip žiūrėti bendrai. Jokių būdų neišskirčiau. Šitoj vietoj žiūrėčiau vadovų komandai taip, kaip į bet kurią kitą komandą. Taip. Kiek tai yra svarbu strateginės sesijos rezultatui? Kiek tai priklauso nuo vadovų komandos? Labai geras klausimas. Sakysiu taip, kad kuo geresnė komanda, kuo ji brandesnė, tuo yra mažiau darbo. Tas geresnė, tai čia geresnė, kas po tuo slepiasi. Labai geras klausimas. Tai mes, žinoma, prieisim dar pasikalbėti, kokie yra tos brandžios komandos ar geros komandos bruožai. Tai nepakanka vien tik tai apibūdinti, kokie tai žmonės, kokie tai paskirtis ar kokie tarpusavio sąveika, bet yra ir tam tikri bruožai ir reiškiniai, kurie apibūdina, kokie turėtų būti brandi komanda. Tai šiuo metu galbūt pasakysiu tai, kad kuo brandesnė komanda, tuo mažiau problemų kyla. Mes praeituose mūsų pokalbiuose kalbėjom apie tai, kad pasiruošti strateginiai sesijai reikia daug. Ir pasiruošti auditorijai, tai specifiniai auditorijai, su kuria dirbsim, ir pasiruošti instrumentus, ir tuos instrumentus pritaikyti prie auditorijos. Tai, sakysiu taip, kad pasiruošimo tiek darbo auditorijoje, tiek net ir instrumentų atveju gerokai mažiau dirbant su brandesnėmis komandomis. Bet tu brandesnė, tai turi minti ne amžiumi, bet kompetencijomis, teisingai? Žinoma, kad taip. Taip. Aš tik patikslinu, kad tie, kurie klausys, kad žinotų, kad mes brandus naudojam kompetencijų, sakykime, vertinimui, ne amžiaus. Netgi, sakysiu taip, kad tikrai galim pamatyti komandų, kurios darbo stažas, sakykime, taip dirbant kartu žmonėms yra didelis, 5-7 metai. Bet vargiai ar pavadintum tą žmonių bendruomenę komandą. Dėl to, kad vėlgi joje nėra atsiradę tam tikri reiškiniai, kurie susiję visgi su komandiškumu ar ta komandinė sąveika tokia. Kita vertus, gal, sakysiu ir tai, kad geros komandos, vienaip ar kitaip išmano vieni kitų veiklą. Tai stebint vadovų komandas, kas pasimato, kad kuo geresnė vadovų komanda, tuo geriau jie išmano vieni kitų skyrių darbą, skyrių veiklą, problematiką, sėkmės, nesėkmės kitose skyriuose. Ir tuo sklandžiau mums pavyksta prieiti prie vieningų išvadų, vieningų nuomonių, įrašų ir nustatyti strategiją. Tai šitoje vietoje vėlgi matyt, kad sakysiu, kad kuo brandesnė komanda, tuo mažiau problemų kyla pačioje strateginėje sesijoje ir tuo sklandžiau, greičiau mes prieinam prie rezultatų. Dar galbūt ir tai, kad mes kalbėjom, kad strateginėse sesijose įvyksta visko. Ir
klausimai aštrus, ir pykčiai, ir įtampa, panašus dalykai. Tai vėlgi šitoje vietoje, jeigu sakysim, kad yra skalė, nebrandi komanda yra vienetas, o brandi komanda yra penketas, ir tai yra visa skalė, tai kuo brandesnė toje skalėje komanda, tuo mažiau tų konfliktų, įtampų ar kažkokių tai nesklandumo nutinka. Jie kitokie, kitaip viskas vyksta. Viskas vyksta daug paprasčiau, daug konstruktyviau, greičiau. Daug lengviau, daug greičiau ir moderatoriui yra daug mažiau darbo. Tu jau šiek tiek užsiminėjai apie patirtį, brandžius žmonės, bet tu matai, kad jie yra ne komanda. Ir mes strateginėse sesijose irgi susidurėm su tokiam situacijom, kai vienos organizacijos brandi komanda, bet ne kompetencijomis, gal sakykim, o brandi amžiumi, laiku, matai, kad jie ne komanda, o susirenka prie vieno stalo aukščiausio lygio vadovai iš skirtingų organizacijų, valdybų nariai, bet jie, matom, kad jie yra puikia komanda. Tai gal dar ir va čia kelčiau klausimą, tai, sakykime, kuo skiriasi ta formali komanda nuo realios? Ar čia yra skirtumai? Ir turim du konkrečius realius mūsų patirties pavyzdžius. Tai kaip kaip čia šitoj situacijoje? Pirmiausiai privalau pasakyti tai, kad labai dažnai girdžiu diskutuojančiai ir viešoje erdvėje ir tarp specialistų, ar žmonės susodinti, reiškia, į vieną patalpą ir pavadinti komandą, jie tampa komanda. Ir tas klausimas labai dažnai nuskamba tiek auditorijoje, dirbant su vadovais, tiek įvairiose formatuose. Ne, jie nėra komanda. Vėlgi šitoje vietoje mano nuomonė yra pakankamai kategoriška. Jeigu mes surinkome skyrių žmonių, susodinome juos prie vieno stalo ir pavadinome komandą, mūsų komanda, ne, tai nėra komanda. Tai komanda šiaip netampa žmonės per labai trumpą laiką ar per keletą valandų. Tam reikia laiko. Žmonės turi išmokti būti komanda, o ne vien pasivadinti ją. Ir čia atsiranda reiškiniai, kurie vėlgi šiaip savo neatsiranda kolektyvuose. Neliepsi žmonėms būti komanda, neliepsi tuos reiškinius įgyvendinti. Ir šitoje vietoje vienas tokių reiškinių, su kuriais mes susidurėm ir kurie apibūdino komandą, tai varžymasis dėl statuso, kaip sakant, dėl vietos po saulė. Ir tą strateginėse sesijose mes puikiai matom, kada mažiau brandžios komandos iš tikrųjų puola vieni kitiems perkast gerklės dėl kiekvieno įrašo, dėl kiekvieno prioriteto, dėl savo nuomonės, ginti savo nuomonę, įrodinėti kitam žmogui savo nuomonę. Ir tada kyla pakankamai daug įtampos, kada žmonės varžosi, kurio nuomonė yra svarbesnė, kurio nuomonė yra reikšmingesnė. Ir mes matom, kad yra varžymasis dėl statuso. Ir nors strateginė sesija kaip tik priešingi dalykai veikia tada, kada mes siekiam savo nuomonę suderinti su kitomis nuomonėmis. Tai yra tada, kada siekiam kažkokio tai konsensuso. Kitas dalykas, konfliktai. Labai svarbus parametras ir labai svarbus reiškinys. Tai ar komandos nariai geba konfliktuoti naudingai, prasmingai. Nes, sutikim, kad konfliktai nėra toks jau retas reiškinys mūsų santykiuose, tai ar tai būtų asmeniniai ar darbiniai santykiai, konfliktai, yra vienas iš tų, būdingų, sakykime, taip įprastų mums reiškinių, bet konfliktuoti naudingai, kad konfliktai išsispręstų nesiekiant, vėlgi atsiprašau, išsireiškimą perkasti vieni kitiems gerklės, tai jau nėra taip paprasta. Ir brandesnės komandos, jos, praėję tą laikotarpį, mokymosi laikotarpį, kaip konfliktuoti tokiu būdu, kad tie nemalonūs jausmai, kurie mūsų užvaldo, esant įtampai, neverstų mūsų šaukti, rėkti ar vienas kito įžeidinėti. Tai vėlgi, jeigu sakysim, kad yra skalė nuo 1 iki 5 ir čia yra nebrandi komanda, o čia yra brandi komanda,
Tai nebrandžios komandos, juose būna įtampos vien dėl to, kad žmonės dar nėra išmokę konfliktuoti produktyviai arba konstruktyviai, kaip mes sakom, tada, kada jie dar susikalba. Kita vertus, dar vienas labai svarbus požymis, kaip mums greitai pavyksta prieiti prie bendro rezultato, prie bendro sutarimo, prie konsensuso. Tas dažnai parodo dar vieną komandos bruožą, tai kada žmonės išmoksta derinti reikalus tarpusavyje. Vėlgi, mes sakom, mes esam skirtingi. Skirtinga patirtis, skirtingas žinojimas. Ir visi šitie dalykai lemia tai, kad mes deriname tarpusavio klausimus, siekdami problemas išspręsti, procesus nusistatyti, standartus kažkokius nusistatyti. Ir su laiku mes išmoksam tą daryti kartu. Ir tai yra labai individualu kiekvienai komandai. Ir strateginėje sesijoje tas matosi dažnai, galima laiku netgi pamatuoti, kaip vienos komandos labai greitai sutarė dėl prioritetų, dėl panašių dalykų. Kitoms sekasi šiek tiek sudėtingiau, reikia daugiau diskusijų, reikia daugiau nuomonių pasidalinimo tol, kol mes randame tą tokį aukso vidurį. Ja, mes ir turim iš patirčių, kad ir mes jau apie tai irgi, man atrodo, ir kalbėjom ankstesniuose pokalbiuose. Būtent tai ir išsitęsė ir laikė darbo metu. Tiesa, vienareikšmiškai. Pasitikėjimas labai svarbus parametras. Pasitikėjimas reikštų, mano kaip komandos nario tikėjimo, kad manęs niekas nesužeis. Ir kad man nereikia kažkaip saugotis kitų žmonių ir kad mano nuomonė nebus panaudota kažkaip tai prieš mane, aš nebūsiu išjuoktas visų akivaizdoje. Čia mes ir apie tai irgi kalbėjom ir čia irgi turi didelę dalį ir moderatoriaus gebėjimas, ar ne, būtent sukurti tą aplinką. Mes prieš tai pokalbė irgi be jokios abejonės, tik šitoj vietoj veikiam iš abiejų pusių. Taip, tiesa. Dėl to ir sakau, kuo brandesnė komanda, tuo moderatoriai mažiau darbo. Tuo mažiau reikia pastangų įdėti, kad prakalbinti auditoriją, kad joje užtikrinti saugumą, kažkaip tai sąlygas tai nuomonai. Dar du dalykus noriu paminėti, tai yra atskaitomybė ir dėmesys rezultatui. Dar du komandos požymiai arba bruožai. Atskaitomybė reikštų bet kurio komandos nario pasiryžimą kelti klausimą dėl kito komandos nario veiksmų, jeigu jie pakenks visai komandai. Puikiai žinai, kad kartais būna tie, kaip mes sakom, kenkėjai. Kur vienas žmogus viskam prieš, visų nuomonę tiesiog nukerta tarsi kirviu. Ir vėl, moderatoriui reikia dirbti su tokiais žmonėmis ir ieškoti sprendimų, kaip padaryti taip, kad, užtikrinti saugias, sveikas darbo sąlygas. Bet jeigu komanda brandi, žmonės kelia klausimą patys ir, nuramina tuos kolegas lygiai taip patys ir, moderatorius šitoje vietoje vėlgi atima iš moderatoriaus darbą, sakykime taip. O dėmesys rezultatui reikštų tai, ar komandoje yra įprasta matuoti rodiklius. Ir tada, kada kalbame apie rodiklius, vienoms komandoms iš tikrųjų sunku sugalvoti, kokiu rodikliu mes galim pamatuoti vieną ar kitą veiksmą, nes tai nėra įprasta komandoje. Kai kitos komandos labai greitai išsikelia tikslus, išsikelia uždavinius, išsikelia labai lengvai rodiklius, kurie yra realūs, pamatuojami ir leidžia suprasti, ar mes einame norimą kryptimi. Tai tie veiksniai, tie parametrai, kuriais matuočiau, ar komanda yra brandi. Ir jeigu sakysim, kad yra skalė nuo 1 iki 5, kuo daugiau link 5, tuo komanda yra brandesnė. Tai beveik ir atsakei. Tai apie tos realios ar formalios komandos, sakykime, rezultatų įgyvendinimą. Ar turi reikšmę, sakykime, čia šitoj vietoj? Sakyčiau, kad taip. Įgyvendinime taip pat bus svarbu visi šitie reiškiniai. Taip. Aš, kartais pastebiu, kad įmonėse mes esam linkę galvoti apie komandą vertikaliai. Kad kiekvienas vadovas turi formuoti savo skyriaus komandą ir kuo geresnė komanda, tuo geriau sekasi spręsti ir iššūkius, ir siekti išsikeltų tikslų. Ir yra daugybė išties verčių, kurios patiriamos esant gerai komandai. Bet ne visuomet pagalvom apie tai, kad į komandą reikėtų žvelgti ir horizontaliai. Tai ypatingai šitoj situacijoje strateginės sesijos
pradžia, o po to ir įgyvendinime, nes tai bus itin svarbu. Vienareikšmiškai. Tai ir tas ir klausimas, ar ne, tai kiek svarbu rezultatų įgyvendinime, tai reikšmė bus labai didžiulė. Be galo. Lygiai taip pat, kaip bet kurios skyriaus komandai svarbu būti komanda arba kuo geresnė komanda siekiant rezultatų, lygiai taip pat ir vadovų komanda, kuo geresnė komanda, tuo yra geresnis strategijos įgyvendinimas. Dėl to, kad vėlgi tie iniciatyviniai projektai nėra tokie jau paprasti ir vadovai dažnai susiformuoja į atskiras komandas, projektus, sakykime, taip ar plėtros komandas, kurios ir užtikrina tos strategijos įgyvendinimą. Tai čia vėlgi aš neatskirčiau vadovo komandos kaip kažkokios ypatingos arba visiškai atskiros, visiškai specifinės nuo kitų komandų ir įgyvendinimai tas turi be galo didelę reikšmę. Ir tai yra itin svarbu, kad būtent ne tik po savimi komandos, bet ir, kaip tu sakai, horizontalioj, sakykime, plotmėj. Gerai. Ar turėtum patarimų, kaip suburti strateginiai sesijai vadovų komandą? Kad jie kartu veiktų, kad jie būtų suinteresuoti, ar ne? Mes norim tokių dalykų. Kaip? Aš vėl sakau, kaip? Tas klausimas. Klausimą aš suprantu ir, žinai, norėtųsi šitoje vietoje tokio labai trumpo recepto. 3 žingsniais. 1, 2, 3. Ir dar, kad ir kepti nereiktų. Tai būtent. Sakysiu taip, patarimų žinoma turiu, bet tikrai ne strateginiai sesijai. Strateginėje sesijoje mes jau matom tik tai komandiškumo arba tos komandos rezultatą. Ir tą rezultatą matom akivaizdžiais būdais per tai, kaip reiškiasi žmonės tarpusavio toje sąveikoje. Ir ar tarp jų yra tie komandiškumą apibūdinantis reiškiniai, veiksniai, ar visgi ne. Kiek to yra būdinga tai komandai. Tai visgi, sakyčiau taip, kad komandą burti reikia jokių būdų ne strateginiai sesijai, bet dar gerokai iki strateginės sesijos. Ir tai vėlgi nėra tik tai, atsiprašau, užsireiškimą cementovkė ar kažkoks vasaros renginys vienas, kuris yra skirtas daugiau sušildyti socialinius santykius tarp žmonių. Jokių būdų. Tai yra ir periodiniai susirinkimai, susitikimai, jau vien fiziškai praleistas laikas. Tai yra ir problemų analizės sprendimas, sėkmių, nesėkmių analizė, pasidalinimas patirtimis įvairiomis, ne tik sėkmingomis, bet ir skausmingomis. Tai yra ir klaidų kažkokia ta analizė, tai yra ir vieningi standartai, jų laikymasis ir visiems vieningi standartai. Ir rezultatų matavimas. Daugybę veiksmų galima atlikti tam, kad suburti komandą, tik tai labai svarbu ne per savaitę ar 2 savaitės ar vieną renginį. Nebus nieko. Bet tai yra nuolatinis darbas. Aš sakyčiau, kad gerą komandą išauginti reikėtų maždaug gerų pusės metų ir nuo pusės metų, nuosekliai dirbant ir darant šitos veiksmus. Jokių būdų ne strateginiai sesijai ir ne prieš. Aš net gal sakyčiau, taip drąsiai nesakyčiau, kad pusės metų gana. Man tai atrodo, čia laikas labai mažas komandai. Skirtingas laikas, tik tai svarbu kas, svarbu nuoseklios pastangos ir nuoseklus veiksmus. Taip, žinoma, vienareikšmiškai. Tvarka. Tai gerai, ačiū kolega tau šiandien. Tu atsakėjai į visus klausimus, kuriuos aš šiandien tau norėjau užduoti. Ir sakau visiems iki kitų kartų kitose temose, nes šiandien buvo tai jau mūsų paskutinė strateginės sesijos temoje laida pokalbis. Tad kviečiame žiūrėti YouTube kanale ir iki kitų kartų. Ačiū labai.